Taip, sveiki. Šiandien yra 10 diena. Pradedu mokytis. Taip, mokytis baigiau. Harvardo kursas užbaigtas. Taip, ne čia atsiradau. Čia. Harvardo kursas užbaigtas. Šiandien daug papildomų dalykų parodė. Nedaug kas liko galvoje, bet manau bent jau terminus atsiminsiu. Tai ką prisimenu tikrai tai unpackingas. Tai dabar. Ką mes čia padarėm. Taip, tai čia dabar mes esam unpack.py. Čia va tas dokumentas, apie kurį unpackingą ir tas įgūdis būtent. Tai atsirado toks dalykas, kad mes variables galim ne tik nurodyti ir, kad būtų kaip ir toks hardcodintas skaičius variables, bet mes galim padaryti, kad variables būtų toksai dinamiškas dalykas. Tai jeigu mes čia turim 3 variables, mes galėtume 4 įdėti ir šitas kodas vis tiek veiktų, nes variables čia ima daugiau. Taip, tai išprintina 3, jeigu mes dėtumėm rodą ar kitą, tai turėtų viskas lygiai irgi veikti litai. Taip, ir atsiranda dar vienas variable, kurio mes kaip ir nenurodėm, tiesiog čia yra nurodyta, kad variables gali kisti. Taip, einame kitą. Pažiūrėkam, kas čia. Taip, čia mes mokėmės kažkokį papildomą dalyką, kur paprašau tiesiog perkeisinti. Tai čia yra, kad tiesiog listą pakeisti kažkokio būdu. Čia, pažiūrėjau, dabar su for loopu yra. Tai čia irgi tas dalykas, kad, su for loopu galima tą daryti. Tai čia enumerate funkcija, kurios ne iki galo pagavau. Nelabai supratau, kam jinai reikalinga. Ir tuomet paskutinis, tai funkcija, ne funkcija, bet turbūt kaip ir funkcija, nežinau dabar. Yra kaip ir, čia turėtų būti return value, bet return su dideliais skaičiais iš esmės užkrešintų šitą programą. Tai mes naudojam yield, kad išprintintų value pirmą ir tuomet parašytų į terminalą tuomet antrą value, o ką daro return, tai kad jisai visą value iškart nori grąžinti ir todėl gali funkciją užsikrešinti. Taip. Dabar aš noriu dar vieną dalyką parodyti, kuris mano grafiką, kurį aš susidariau, ką aš toliau mokysiuos. Pats pažiūrėsiu, kas čia kur yra. Truputį tiesiog resursą pasirankėjau. Taip, tai savaitė 1-4, tai iš esmės jau dabar jeigu 10 dienų baigiau, tai jau virš savaitės. Ir per šias 4 savaitės aš noriu introduction į Python pasidaryti ir SQL iš esmės dar prisiminti, nes SQL kažkada irgi esu lietęs, bet ganėtinai nedaug. Tai yra vienas dalykas kaip ir knyga, kur daugiau praktikos yra su visokiais dalykais. Ir yra šitas kursas, tai aš dar pažiūrėsiu, kurį rinktis, bet iš esmės pabandys kažkurį iš tų pereit. Pažiūrėsiu, kur daugiau praktikos turbūt ir kur labiau galima tiesiog prisiliesti prie pačio Pythono pačiam, o ne tiesiog kopijuoti ir galvoti, koks kodas ką daro. Ir tuomet SQL. Tai čia, manau, šitas dalykas, šitam dalykui reikės kokių gal 4 dienų, tai čia nedaug turėtų užtirkėti. Tai dar lieka, iš esmės, 2 savaitės kažkuriam iš tų. Ir tuomet SQL dar painį savaitį. Tuomet perėsiu prie vienas dalykas Pythono crash kursą, tai dabar irgi per Velykas, kadangi Velykos artėja, tai nežinau kaip rytoj paryt, tai gal dar bus, bet paryt ir užparyt, kaip galėsiu prie kompo dar prisiliesti prie kodo, tai turbūt tiesiog PDF žiūrėsiu ir bandysiu irgi gal įsidėti, ką įmanoma daugiau. O toliau dar per kitas savaitės, tai truputį dar Pythone pasiknaisiosiu ir tuomet webas ir gitas. Tai dar gito paskaitysiu dokumentaciją pačiam GitHub'o ir tuomet dar webą Mozillos. 2 resursai, tokie kaip ir mokymasi interaktyvus dalykai. Dar tuos peržiūrėsiu, nes webą mažai esu lietęs iš tikrųjų. Ir tuomet Pythono irgi yra ThinkPython knyga, kurią turiu atsisiuntęs ir Pythono crash kursas. Ir tuomet Real Pythonas tas pats, kur buvo ir... Čia intro į Pythoną. Tai aš netaip galvojau.
Tuomet šitą padarysiu, nes ten rodo daug praktinių dalykų, kaip jis instaliuotas, kaip kas, kurių galbūt neįsidėmėjau per daug. Ir tuomet čia Real Pythonas, tai čia kursai. Ai, tai tuomet eisiu tą Automating with the Boring Stuff ir šitą dar kokias kelias dienas perėsiu, pažiūrėsiu kažką gero. Į Django dar neįsiu, tai taip. Tiek iš manęs šiandien. Harvardo kursą baigiau. Dabar perėsiu prie kitų dalykų. Gal bus truputį įdomiau pačiam prisiliesti prie Pythono. Tiek šį kartą. Gražių Velykų.